Sveiki, liūtai. Puikus metas kažką daryti ir kadangi mes žinom, kad liūtai miega 20 valandų per parą, tai va ši savaitė pati palankiausia, kai reikia daryti atvirkščiai, miegoti 4 valandas per parą ir 20 valandų dirbti. Nes tai bus gana našus periodas, nes našus periodas turi būti išnaudotas ne atostogom. Net jeigu atostogaujate, būtinai neužmirškite, kad jums reikia dirbti ir per atostogas, arba pliaže gal kompiuteriu kokį straipsnį parašyti, ar kažką tai nuveikti, ar kažką parduoti, ar kažką pareklamuoti. Taigi iki galo tikrai neatsipalaiduokite, stenkitės kuo daugiau kažką tai daryti. Na ir noriu perspėti, kad ši savaitė yra gana tokia aktyvi, agresyvi, ir kad būsite labai kovingi. Todėl tikrai žiūrėkite, su kuo, kada ir kurioje vietoje kovojate. Nes ta kova gali niekur nevesti, o tik tai kažkokį konfliktą, kuris užsitęs iki pat rugpjūčio pabaigos. Tai tikrai nėra palanku, kadangi tai yra esmė, matai, kad būtų tik darbe. Tai yra vieni dalykai. Darbe tai tie konfliktai vieną savaitę yra, kita nėra. Bet čia gali būti ir asmeniniam gyvenime, su giminėm, su kaimynais. Na, ten, kur mes tikrai taip iš anksto taip pagal nuspėjimą turim turėti, kaip suprantate, puikius santykius, kadangi tai reikia gyventi ilgai šalia vieni kitų ir sutarti. Tai labai žiūrėkite, net jeigu jūs nervina koks kaimynas, ar ten sesuo, ar brolis, ar pusbrolis, stenkitės apsimesti, kad nesupratote, pagalvoti kelias dienas ir tik po to jau kažką spręsti, kas vyksta. Na ir aišku, kaip visada, prašau, spauskite patinka, prenumeruokite mūsų kanalą, o tie, kurie tikrai norite asmeninės konsultacijos, nebijokite, rašykite man į Messengerį, derinsime jums patogų laiką. Iki.